Atspėkite, kurioje Europos šalyje teisėsaugos institucijos dangsto pedofilus. Turiu pilną teisę daryti jokias išvadas po to, kai buvo išleisti 2 dokumentiniai filmai apie Jakubo Jaklo seksualinius nusikaltimus prieš vaikus Tanzanijoje. Tai ne šiaip filmai, jie yra teisinis tyrimo pagrindas ir dabar aš paaiškinsiu kodėl. Ar esate girdėję apie Lanzarotės konvenciją? Manau, kad ne, todėl keletą žodžių apie ją. Lanzarotės konvencija įpareigoja Čekiją tirti savo piliečių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus Tanzanijoje, remiantis šiais straipsniais. 25 straipsnis – jurisdikcija. Leidžia patraukti baudžiamon atsakomybėn piliečius už užsienyje padarytus nusikaltimus, įskaitant sekso turizmą. 24 straipsnis – pranešimų priėmimas. Įpareigoja pradėti tyrimą, kai yra patikimų įrodymų arba liudijimų. 38 straipsnis – tarptautinis bendradarbiavimas. Skatina keistis informaciją ir tirti nusikaltimus, net jei užsienio valstybė nebendradarbiauja. Kodėl Čekija privalo laikytis konvencijos? Čekija Lanzarotės konvenciją ratifikavo 2016 m. gegužės 2 dieną, o tų pačių metų rugsėjo 1 dieną ji tapo jos nacionalinės teisės sistemos dalimi. Pagal Čekijos konstituciją 10 straipsnis ratifikuotos tarptautinės sutartys turi viršenybę prieš nacionalinius įstatymus. Todėl Čekija privalo laikytis konvencijos nuostatų, įskaitant jos piliečių užsienyje padarytų nusikaltimų prieš vaikus tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Pažiūrėkite ištrauką iš antrojo dokumentinių filmų apie Jaklo aukas ir sužinokite, kokia buvo Čekijos teisėsaugos sistemos reakcija. Rengdamiesi filmui, mes pateikėme oficialų prašymą Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kad ji paaiškintų ministerijos poziciją šiuo klausimu. Gavome tokį atsakymą. Užsienio reikalų ministerija neturi jokios informacijos šiuo klausimu, išskyrus tą, kuri yra prieinama iš atvirų šaltinių. Nei užsienio reikalų ministerija, nei vietinė ambasada Nairobyje nebuvo susisiekusi su Tanzanijos valdžios institucijomis šiuo klausimu, todėl užsienio reikalų ministerija negali pateikti jokių papildomų komentarų šiuo klausimu. Šis atsakymas rodo, kad Čekijos valdžios institucijos žino apie viešai prieinamą informaciją apie tai, kaip jos pačios pažymi, išskyrus tai, kas yra prieinama iš atvirų šaltinių, jos teigia, kad negali imtis veiksmų, nes nėra oficialaus prašymo iš Tanzanijos valdžios institucijų, o toks paaiškinimas atrodo labiau kaip pasiteisinimas nei pagrindimas.